Neseniai Susisiekimo ministerija paskelbė, kad Lietuvos miestuose nusidrieks 10 kilometrų naujų dviračių takų. Jiems įrengti skirta 100 milijonų eurų iš ES fondų. Džiugu, kad šalyje didės dviračių takų kiekis. Tačiau ką daryti su senaisiais, kuriems verkiant reikia remonto, tačiau jie nėra savivaldybės nuosavybė? Tokį turime ir Raseiniuose. Dar daug raseiniškių pamena, kai buvo smagu sėdus ant dviračio nulėkti iki Dubysos. Šiandien jei ir pasiryžta kas važiuoti, tai tik labai atsargiai. Rajono meras sako, kad dėl šio dviračio tako yra intensyviai bendraujama su akcinė bendrovė Via Lietuva, siekiant investuoti į valstybinės reikšmės kelią. Kito kelio nėra. Nelabai tikimės, kad dabartinė valdžia skirtų lėšų šio tako tvarkymui. Tad savivaldybė galėtų savo jėgomis per keletą metų po truputį tvarkyti šį kažkada labai mėgtą raseiniškių dviračių taką. Kokia ateitis va šito tako ir kada galima nors kažkokio pagerėjimo laukti? Pagal bendrą eilę, jeigu žiūrint, tai jisai yra kažkur remonto ten 100, tai reiškia, kad labai ilgai reikėtų laukti. Todėl mes galvojame pasirašyti bendradarbiavimo sutartį su Via Lietuva ir bent jau minimalų remontą padaryti šito tako. Aš suprantu, kapitalinio remonto tai būtų milžiniški kaštai. Ir mes deramės dabar su Via Lietuva, kad mums leistų bent jau dangą iš naujo perkloti, savivaldybei prisidedant būtent prie šito etapo, vadinkim, per 3 metus. Na, iš tikrųjų, tai yra ypatingai džiugi naujiena raseiniškė. Ar galbūt yra paskaičiavusi savivaldybė, kiek maždaug kainuotų? Tai dabar paprašėme išduoti Via Lietuva sąlygas, kokiamis galėtumėm šitą taką remontuoti, nes tai būtų tik tai paprastas dangos remontas. Aš suprantu, jeigu mes visus pagrindus keistumėm, tai sumos būtų tikrai milžiniškos ir mums kaip savivaldybei tikrai nepakeliamos, nebent gautumėm tikslinį finansavimą, ko mes taip pat sieksime būtent su nauja valdžia, tai nes su dabartinė valdžia dviračių takams mums pinigų tikrai niekada neskyrė ir neskirs, o nauja valdžia išsirinkus tikimės, kad tas finansavimas bus prioritetai kitokie ir galbūt galėtumėm gauti būtent šito tako remontui. Jeigu nepavyktų, gyvenime visko nutinka, tai sakom, kaip savivaldybė galėtumėm irgi etapais, ruožais kažkokiais tvarkytis tą kelią, tai bent jau viršutinę dalį pakeitus, mums tai kainuotų 100 000, bet ne milijonais. Tai, kaip sakiau, tai yra pakankamai ilga atkarpa iki pat Dubysos, tai mes galėtumėm galbūt etapais daryti, pavyzdžiui, kaip ir Monsgių gyvenvietės, nuo Raseinių, ar ne pirmas etapas, ten antras etapas nuo gyvenvietės iki kitos gyvenvietės. Ir taip metai iš metų padarytumėm tą, sutvarkytumėm tą. Neseniai Susisiekimo ministerija išplatinus informaciją apie didžiulės investicijas ir kalbant apie investicijas į Raseinių kraštą, ar yra Raseinių savivaldybė parengusi darnaus judrumo planą ir dalyvaus šitoje programoje? Mes kaip savivaldybė turbūt neturime galimybę sudalyvauti toj programoje, nes ten labiau yra skirta rekreaciniam zonom, turizmo statusą turinčiam ir taip toliau. Bet savivaldybė yra išdėlioti prioritetai bent jau 3 takams, tai tuos takus mes bandysime įgyvendinti. Viena iš tų takų jau dabar yra projektavimo stadijoje, tai takas link Sujainių. Tai mus informavo Via Lietuva, buvusi kelių direkcija, kad šiuo metu tą kelią jau projektuoja. O kiti takai link Šiluvos ir dar atkarpėlė šito tako, kur dabar esame, kurio labai prasta būklė, pratęsimas iki gyvenvietės iš Dubysos slėnio, tai irgi yra vienas iš prioritetų. Kiek laiko truks projektavimas ir kada galbūt yra jau planuojami darbai? Tai projektavimas jau dabar vyksta, derinimai su Via Lietuva. Šiek tiek užstrigome su tam tikrais reikalavimais iš Via Lietuvos, tačiau pakankamai geranoriškai žiūri. Tai panašu, kad šiais metais turėtumėm gal ir pabaigti derinimą ir kitais metais tą kelią pagaliau sutvarkyti, kad Raseinių miestas turėtų susisiekimą su būtent šituo keliu. Na ir antrasis etapas turbūt didžiausias galvos skausmas, tai yra kaip šitą kelią sutvarkyti. Labą dieną. Labą dieną. Dažnai šitą taku važiuojat? Labai retai, nes turiu mašiną. Bet dabar turiu. Ai. Takas prastas. Taip, vat noriu paklausti, kaip jūs taką vertinat? Blogai, žiauriai. Pavojingai. Žiauriai blogai, aš mašiną, bet mašinai remontą padariau.
Aha. Tai važiuoju dabar, kada tai važiavau prieš kelis metus, buvo labai nuostabu. Būdama taip, pasišokinėjus, tas dviratis kažkoks ištrauks. Senų laikų. Reikia, kad remontuotų. Būtinai. Būtinai reikia.